Tikras islandiškas oras. Pasitikę, svarbu būtų geri, teisingi liaudai. Kartais būna įdomiau stebėti, ne kai šauna geizeris, bet pačią liaudį, kuri filmuoja. Tikras islandiškas oras, lyja, nors vakar gerai ketino saulė ir buvo smagu, o šiandieną jau visai kitoks oras, bet ir tikrai smagu. Labai gražu šitam Dyrholei slėnyje, man labai jis patinka. Štai ir Islandijos paplūdimys, visai nepasakysi, kad čia būtų Islandija. Už mano nugaros yra Jökulsárlón Vatnajökull ledyno lagūna, kuri yra susiformavusi ledyno tirpsmo dėka. Ir štai už mano nugaros, jeigu matosi tenais tiltas, o mato tiltas, už tilto yra prasideda vandenynas, tai vat prieš 110 metų ledynas prasidėdavo ties tilto riba. Ir dabar vat matote, ten toli ledynas visiškai nutirpęs ir jisai prasideda tik tenais. Tai vat nu, va vėl, mes neturim ką veikti, per daug šilta ir vis lentam ten, kur šalčiau. Štai šitą širdelę įskaptavo mums Karolis, lietuvis, kuris dirba ledyno lagūnoj. Valio! Šaunuolis Karoli. Ar žinote, kad yra Islandijoje plokštės tarp Šiaurės Amerikos ir Eurazijos? Tai vat esu vienoje vietoje dabar Šiaurės Amerikos plokštėje ir ten vat kitas eina, kita siena, kita plokštė jau yra Eurazijos. Taip kaip sakyti, vienu žingsniuku galima. Arba čia yra sujungimas tiltelis, per kurį galima pereiti iš vieno kontinento į kitą. Bučkis. Verda pupuliukai.
Tokie, vat, su tokiais va tikrai po Islandiją pasibastyti, po gamtą. Įsivaizduokit, kaip toks nerealus jausmas. Va tokia va įsėdi ir savo bekelę duodi. Arba va tokiu, pasileidi plaukus ir į bekelę. Islandija. Nu va, reikia truputį papūsti iš langelį, kad biškį ratai nusileido. Nes, nu vat, kai nusipirki tokius ratus, tai po to ir turi vat visus. 1, 2, 3, 4, 8 vienetus. Nėra lengva taip tą vamsdelį papūsti. Ir ką darai. Ir puti čia. Sau nusipirkau savaitgalį automobiliuką pasivažinėti. Truputį gamtoj. Nu, tai va. Nu va taip. Nu va, galima paragauti ėrieklienos kaip vikingas be duonos arba su duona. Nu vat ne veltui berniukai mėgsta žaisti su mašinytėmis. Čia tai vat vienas iš toks mano žaisliukų.